Šiaip jau atrodė, kad finalas gali būti atkaklesnis, kad žais dvi puolančios komandos, bet taip jau gavos, kad puolėt jūs daugiau, jie daugiau gynės. Taip ir buvo iš tikrųjų. Jie gera komanda, atakuojanti komanda, stipri komanda, puikiai išnaudoja tik kraštus. Bet mes nesilpnės ir mes tai šiandien įrodėm. Šį sezoną buvo tokie, kai žaidėt prieš silpnesnius, netrūkdavo atsipalaidavimo, bet kai žaisdavot prieš stipresnius, nepalikdavot jokių šansų. Kaip sakant, komanda jau turi savo veidą, turi savo stilių, žaidžiam ne pirmus metus, todėl labai lengva disponuoti ir sudėtim, ir žaidimo techniką, ir įvairiais kitais žaidimų parametrais. Ta prasme, mes esame subrendusi rimta komanda, šiandien pas mūsų auksiniai metai, mes stamėjome jau antrą čempionatą turnyrą ir šis vertinam kaip auksinius metus ir tikimės dabar sekmadienio futbolo lygai gerai sudalyvauti. Kuri komanda be jūsų buvo verta kovoti finale? Skaidiškas? Aš nenorėčiau iš tikrųjų išskirti vienos komandos. Aš norėčiau išskirti komandas, su kuriomis mes žaidėme. Visomis nuo ketvirtfinalio, tiek Vilkai, tiek Dineris, tiek Skaidis buvo labai geras komandos. Tiesiog galbūt mums kažkur šiek tiek labiau pasisekė, gal šiek tiek ir kokybiškesnį futbolą žaidžiam, bet tai visos komandos buvo labai stiprios, visais reikėjo labai rimtai kovoti ir ačiū jiems varžovams už puikią kovą. Pagarba jums didelė. Kai birželio mėnesį susirinko, tikėjotės, kad viskas panašiai vyks? Iš tikrųjų tai ne, nes kiek girdėjom, turnyras bus patobulėjęs jau, tiesiog susirinks daugiau aukštesnio kalibro žaidėjų ir visos komandos rimčiau ruošiasi nei prieš tai buvusiais metais. Tai ruošiamės iš tikrųjų dar sudėtingesniam turnyrui. Ačiū.